Mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelija mus nuveda į vieną giliausių susitikimų su prisikėlusiu Kristumi. Emauso kelią. Du mokiniai eina. Liūdni prislėgti be vilties. Jie buvo patikėję. Jie buvo viltingi. Bet dabar viskas atrodė prarasta. Ir būtent šią akimirką Jėzus prie jų priartėja. Tačiau yra vienas netikėtas dalykas. Jie jo neatpažįsta. Kristus yra ten, eina su jais, kalbasi su jais. Ir vis dėlto jų akys užmerktos. Kodėl? Nes Jėzus nori kažko daugiau nei tik išorinio atpažinimo. Jis nori atverti širdies akis. Kelyje jis pradeda aiškinti jiems raštus. Nuo Mozės per pranašus. Jis parodo, kaip visa istorija rodė jį. Ir kažkas pradeda vykti. Tų mokinių širdys pradeda degti. Dar nesuprasdami, kas jis yra. Jie jau jaučia, kad kažkas pasikeitė. Ir štai gili tiesa. Kristus yra visos Biblijos supratimo raktas. Ne tik Evangelijų, bet ir Senojo testamento. Kai skaitome apie Nojų, Dovydą, Saliamoną, ten tam tikrų būdų yra Kristus. Nes jis yra galutinis žodis. Žodis, kuris viską apšviečia. Verbum abreviatum. Žodis, kuris apibendrina visą išganimo istoriją. Be Kristaus raštas lieka uždaras, bet su juo viskas įgauna prasmę. Ir tai galioja ne tik Biblijai, tai galioja ir tavo gyvenimui. Taip, viskam, ką dabar išgyveni. Nes Emauso kelias, tai ir tavo kelias. Kiek kartų tu ėjai taip. Liūdnas, nusivylęs, nesuprasdamas, kodėl viskas vyksta. Kiek kartų atrodo, kad Dievas yra toli. Bet tiesa yra kitokia. Kristus eina su tavimi, net kai jo neatpažįsti. Mes visi turime savo kryžių. Tas, kuris tiki, neša kryžių. Tas, kuris netiki, taip pat neša kryžių. Tačiau yra vienas esminis skirtumas. Tas, kuris tiki, turi supratimo raktą. Jis žino, kad už kryžiaus yra prisikėlimas. Jis žino, kad kančia nėra pabaiga. Ir kad Dievas nėra toli. Jis yra čia, mumyse, giliausioje mūsų būties dalyje. Sugrįžtant prie mokinių. Kai jie pasiekia tikslą, jie pakviečia Jėzų. Pasilik su mumis. Ir tada, laužiant duoną, jų akys atsiveria. Galiausiai jie atpažįsta. Tai Viešpats, bet tą pačią akimirką jis dingsta. Kodėl? Nes dabar jie jau žino. Kristaus nebereikia matyti akimis, nes dabar jis atpažįstamas tikėjimu. Ir jie sako, argi mūsų širdys nedegė. Kai jis kalbėjo mums kelyje, tai yra tikrasis Dievo patyrimas. Širdis, kuri dega, siela, kuri pabunda. Gyvenimas, kuris įgauna prasmę. Šiandien Jėzus taip pat eina šalia tavęs. Galbūt tu to nepastebi. Galbūt esi sutrikęs, pavargęs, sužeistas. Bet jis yra čia. Kalba, aiškina, apšviečia. Ir jis nori padaryti su tavimi tą patį, ką padarė su tais mokiniais. Atverti tavo akis ir vėl uždegti tavo širdį. Todėl šiandien pasakyk paprastą maldą. Viešpatie, pasilik su manimi. Ir leisk jam pakeisti tavo kelią. Į šviesos kelią. Tegul Dievas tave palaimina.